Transporto, kad pačius didžiausius srautus mes paliekame toj sankryžoj, kuri ir dabar yra intensyvi, bet pasirinkome iš transportininkų bylos būtent šitą žiedą, kurį jie paminėjo kaip patį funkcionaliausią. Mums jisai pasirodė pats gražiausias ir žinom, kad jisai bus brangiausias. Tai tą suprasdami mes galvojam, kad ta schema tiktų ir su bet kokiu kitu turbūt transporto mazgu šitoje vietoje. Tai čia tiesiog jau turbūt ne mūsų reikalas, ką mes spręs užsakovai su miesto valdžia, bet mes tik tai siūlome nuo to transporto žiedo įvesti į žemės lygį maršrutinius autobusus, turistinius autobusus ir, sakykime, kitą viešą transportą kaip taksi, kurie išlipę galėtų judėti arba krantinę link Pilies, arba Senamiesčio gatvele. Tai būtų du skirtingi scenarijai judėjimo, arba viena grįžti, kita ateiti. Čia taip pat būtų prekybos centras kaip komercinis traukos taškas ir ten būtų tas kultūrinis objektas. O kitus automobilius įleisti į, tai yra lengvai transportą įleisti į apatinius du parkingo aukštus, paskui ant planų parodytume, ir kurie taip pat ir pasiektų ir kitas dalis, ne tik tai iki supermarketų parduotuvę. Tai, man atrodo, apie transportą šitam lygiai tiek. Apie tą namą, galima pasakyti, ir apie aš. Tu papasakos. Taip, dar viena buvo parinkta tokia kaip dominuojanti urbanistinė ašis tarp Lituanikos paliekamo pastato ir esamo architektūrinio paminklo per kvartalą. Čia matosi. Ir galėtų, sakykime, eiti kiaurai ir išeis į krantinę su intensyvesniu, tarkime, kultūrinė veikla šitoje vietoje, kuri ir buvo paveiksluota. Čia būtų toksai kaip ir akcentas gale promenado. Kitos ašys yra čia į esamą gatvelę ir į tiltą pėsčiųjų. Struktūra yra paimta nuo Senamiesčio istorinio plano sklypų ir tiesiog formuojama gatvėje perimetrinis užstatymas, o į upę atsukama atviri kiemai. Tada, kalbant apie aukšto planus, tai, kaip ir minėjau, patenka lengvasis transportas į apačią ir išvažiuoja vėl į žiedą pro pandusus ir pakyla per estakadas. Taip pat manome, kad galima būtų suformuoti upinį kiemą, kuris būtų pasiektas -1 aukšte ir aptarnautų iki supermarketų. Čia būtų pirmas aukštas, siūlome įrengti komercinės administracinės biuro erdvės stilobatę, kuris formuotų ašis į upę praėjimus ir dar kitų naudojimą. Ir siūlome tokį kaip ir pasirinkimą užsakovui pagal norimą programą, tokias polifunkcinės erdvės. Gali būti komercija, biurai, supermarketas, mūsų Lituanikos paliekamas kultūrinis pastatas, o čia galėtų būti kultūrinis arba biurų, galbūt viešbutis irgi pagal užsakovas sprendimą. O antras, trečias ir mansardinis aukštas siūlome taip pat pasirinktinai. Manome, kad ne mums spręsti, kurioje dalyje būtų įrengiami arba biurai, arba gyvenamoji dalis.
gyventi, o biurus, ko gero, į tankesnį užstatymą į senamiesčio pusę. Čia galėtų būti mūsų įsivaizdavimu etatiškumas, galima, sakykime, skaityti tokiais plotais ir čia vėl ir matosi, jisai yra uždėtas ant senesnės struktūros. Nu, čia yra, reiškia, formuojamas tas užstatymas pagal 28 metų nacionalinio šeimą. Atrodo, viską, ką norėjom.